Labą dieną, gerbiami žmonės, visi mane pažįsta šitą kalbančią galvą apie katalizatorius ir DP filtrus. Čia žinokit, ne dėl savęs, ne tik. 1% sakyčiau gal dėl savęs, bet visa kita dėl jūsų, dėl mūsų visų, dėl Lietuvos. Visus sveikiname su vasario 16-ąją, su Lietuva. Ir ką mes norim pasakyti? Koks eksperimentas apie dujas ir katalizatorius? Susimastykime. Va, žmogus čia kalba, ką norėjai sakyti, prašom. Garaže įjunkit mašiną, užsidarykit, įjunkit ir 10 minučių, 15 ar pusę valandos įkvėpuokit tom dujom. Jeigu jūs sakot, nieko čia nėra, nieko čia jokios nenaudingos. Ir tegu už durų laukia kažkas, nes jūs galit numirti nuo tų dujų. Ir kaip jūs nesuprantat, kad išmetamos dujos nuo mašinų, o mašinų milijonai važiuoja gatvėm. Ne, jos nieko nejaučiam kvapo. Taigi jos ir be kvapės, be spalvės dujas, bet žmogų naikina. Tai vat pabandykit ant savo kailio, o tada nebekalbėsit, kad čia nieko nėra. Va, viskas, aš Tai va, žmogus kalba turintis tam tikrą cheminį išsilavinimą, turintis eksperto laipsnį ir šiaip tai ne jokai, žinokit. Aš esu muzikologas, mano sritis tikrai ne technologinė. Tai čia žmogus pasakė, kuris tikrai supranta, kas yra junginiai, ten cheminiai reagentai ir taip toliau, aš tikrai nesuprantu, bet aišku, nedarykit, prieštarausiu, bet tai yra alegorija. Aš sakiau praktiškai, vat aš įsitikinus, nes neduodavo ir dujų balionų nestatė, kol nebuvo orlaidžių kaimuose. O kai padaro orlaidės, tada atveždavo balioną, pajungdavo. Tai be kvapio, ką čia aš... Tai va, gerbėmieji pareigūnai, įstatymų leidėjai, visi profesoriai, docentai, mokslų daktarai, pasiklausykite mūsų.